Sveiki. Šiandien parodysiu naują funkciją, kuri buvo išleista su naujausia GeoMapo 24 versija. Tai yra plotų ir linijų skaičiavimas. Čia būtent po paskutinio atnaujinimo yra. Tai jeigu nežinote, kaip pasižiūrėti, ar jūs naudojate naujausią versiją ar ne, tai spaudžiate Geo, pasirinkate funkciją apie programą. Ir turite matyti 24.1, na ir toliau ten jau versijos papildymai. Jeigu versija yra, tarkim, 24.0, tai spaudžiate atnaujinti, siunčiasi atnaujinimas, aišku, reikia nepamiršti uždaryti GeoMapą ir po atnaujinimo susidėgymo jūs jau turėsite naujausią versiją ir turėsite atitinkamą komandą. Tai dabar, kam ta komanda skirta ir orientuota, tai būtent orientuota brėžinių paruoštų pagal GKTR darbui. Tai, kaip žinote, mes vedame tam tikrus diametrus, tam tikras medžiagas komunikacijoms, tai tiek išorinis, tiek vidinis. Ir vedasi medžiaga, aišku, kiekiai dar. Tai kaip paskaičiuoti komunikacijų ilgius, tai aišku, mes galim ranka pasižymėti per visą brėžinį atitinkamas komunikacijas pagal tam tikrą medžiagą diametrą, ir pasinaudoti funkciją geoįrankiai veiksmai su informacija ir laužčių ilgis. Aišku, galime mes pasižymėti panašius ir bendrą ilgį sužinoti taip pat, bet mūsų ta funkcija laužčių ilgis, paskaičiuoja tiesiog bendrą arba kažkokią konkretų komunikacijų ilgį. Tiesiog pridedama kiekvieną atkarpą, ir čia turime 4,5 km ilgio. Bet jeigu pas mus yra skirtingi diametrai, įvadai, pagrindinė komunikacija, galbūt dar kažkas, tai ir mums reikia paskaičiuoti skirtingus diametrus pagal skirtingas medžiagas. Tai šiai dienai neturėjome tokios funkcijos, tai šiuo metu jau jinai yra padaryta. Tai kaip ta funkcija veikia, spaudžiame komandą, atsiranda toksai papildomas dialogas langas, kuriame ir matysime paskaičiuotas komunikacijas. Komunikacijų, tarp kitko, kaip matote, gali būti, kokias tai pagal GKTR yra. Tai jos gali būti ir viename brėžinyje, tai atitinkamai programa kiekvieną komunikaciją išskaičiuos atskirai. Tai vėlgi, kaip žinome, kad tiek vandentikis, tiek kanalizacija, kaip pavyzdys, daromi atskiruose darbuose, jų nemaišant, išskyrus ten įvadus į pastatus, kai yra jungiamasi nuo pagrindinės komunikacijos. Bet vėlgi, tą dalyką paskaičiuoti programa gali ir paskiau mes turime galimybę sukurti lentelę, kurią jau pamatysime eigoje. Ką mes turime padaryti, tai tiesiog paspausti mygtuką perskaičiuoti. Skaičiuoti, perskaičiuoti principė tas pats. Ir akimirksniu mes gauname tokią informaciją. Noriu praplėsti lentelę. Kiekvieną komunikaciją gauname, vėlgi, jeigu mes norime konkrečios komunikacijos, mes galime uždėti varnelę ir sukursi mums būtent su tuo konkrečiu įrašu lentelę. Bet jeigu mums reikalinga, tarkim, visa komunikacija, tai mes pasižymėm visą vandentiekio trasą. Ką reiškia tas skaičiukas 123 skliausteliuose? Tai reiškia, kad programa dirbo su, pažymėkime panašius, programa dirbo su 123 objektais. Tai būtent parašomas ir kiekis. Tai vėlgi čia projektas projektui turbūt nelygu, tai jeigu žinote, kad, sakykime, atkarpų turi būti toks kiekis, tai jūs iškart jau ir matote, turite rezultatą. Vėlgi pagal diametrą irgi suskaičiuojama, kad PE diametras 32 yra daugiausia ten 104 ir taip toliau, taip toliau. Tai vienu žodžiu, vėlgi šiokia tokia savikontrolė, ir tikrai viską išbraižėte, padarėte, tai irgi galima. Tai užsidėjom varnelę, spaudžiame sukurti lentelę. Tarp kitko, dar irgi nepasakiau, tas bendras komunikacijų ilgis irgi taip pat matomas. Ir tiesiog nurodome, kur mes norime tą lentelę pasidėti. Vėlgi,
yra paprasta CAD lentelė, tai mes ją galime koreguoti, kaip tik tai norime. Tai sakykime, vėlgi inžinerinių tinklų objektai, gal mums tos eilutės nereikia, tai mes ją galime tiesiog ištrinti. Mums vandentiekio trasas, tiek komunikacijų toks bendras ilgis reikalingas. Na ir paskiau kiekvienos komunikacijos atitinkamas ilgis. Tai yra, pagal medžiagą ir diametrą. Kaip matote, yra, čia teisingai pavadinti dar du dėmenys, tai išorinis ir vidinis diametrai. Tai šiai dienai neišeina tai padaryti, kad programa įrašytų kažkur į vieną, tai atsiranda ten tokie niuansai, nes seniau buvo, sakykime, vienas diametras tiek išorinis, tiek vidinis rašydavosi, ten vėlgi atitinkamai jau kam reikėdavo, tai žinodavo, šiuo atveju lentelė įrašys, tai čia irgi kaip šnekame, kad lengviau yra pasikoreguoti lentelę, ten paliekant, tik tai kažkurį iš diametrų. Aš visų nekoreguosiu, tą lentelę vėlgi, kur norime, ten pasidedame, jokių, kaip sakyti, apribojimų, kur mums reikia, mes ją ten galime nutempti. Ar ten įspausdinimo lapą, ar taip toliau. Ir turime komunikacijas greitai ir patogiai paskaičiuotas. Sekantis dalykas irgi yra su dangomis, tai vėlgi plotų skaičiavimas, tai šiai dienai dar nėra taip tobulai padaryta, bet ateityje manau, kad padarysime, kad išskirtų pagal atitinkamus sluoksnius. Tai šiai dienai, vėlgi, jeigu reikalinga paskaičiuoti kažkokią trinkelių dangą, asfaltą ar ten kažkokias tai dangas, tai nesvarbu, aišku, mes galime kiekvieną plotą taip rankiniu būdu žymėtis, kai yra hečas, bet tai vėlgi užtrunka, galimybė suklysti ir taip toliau. Tai ką programa šiai dienai gali padaryti, tai, sakykime, paspaudus veiksmą skaičiuoti, mums suskaičiuos visus plotus, tai yra kaip žemės dangos, kaip žinome, žemės dangas, kas priklauso iš plotinių ženklų, turėjau atsidaryti žemės dangos, tai viskas, kas papuola į šitą grupę, tai čia yra paskaičiuojama, bet neišskiriama plotais. Vėlgi bendra ta informacija, galima pasižiūrėti, viskas gerai. Ir jeigu pasižiūrėtumėm plotą, tai 14 900, tai jo plotų suma, tai mūsų aplinkinė riba, vadinasi, visi plotai užpildyti. Tai ką daryti, jeigu norim paskaičiuoti trinkelių dangą, aišku, galbūt nėra pats patogiausias būdas, bet vėlgi vis tiek geriau, kaip sakyti, negu nieko, ypač jeigu turim skirtingus hečus ir jų tikrai ne vienas, tai parodysiu dabar pavyzdį su trinkelėmis, tai yra tiesiog paprastai nusikopijuoju trinkelių hečus, nieko daugiau. Atsidarau naują langą. KTR'as. Klijuoju originaliuose koordinatėse. Didinu iki ribų. Turi mūsų plotus. Ir vėlgi paspaudžiu mygtuką skaičiuoti. Ir ką mes gauname, tai gauname, kad būtent trinkelių plotas, čia aišku, mes galime pasikoreguoti, kurių kiekis yra 19, suma yra ten tokia, ten grubiai, sakykime, 6000 kvadratų. Ten perimetrų plotų suma, bet vėlgi, jeigu to reikia, bet tą skaičiavimą programa atlieka automatiškai, jeigu nereikalingas tas stulpelis, tiesiog bet kurį langelį pažymime ir spaudžiame ištrinti stulpelį, sakykime, nereikalinga eilutė, ištrinti eilutę, ir lieka mažas įrašas, kurį vėlgi galime kažkur pasitalpinti.
Tai va, toks nesudėtingas skaičiavimas, tai manau pasilengvinsite darbus ir sekančios naujovės naujame video. Ačiū uždėmesi visiems, gerų darbų, iki.